Labas rytas, kaip visada pakeliu į fermą, 5 valandas darbuotis. Biškai apsimiegojęs, prastai miegojau, tai sunkesnis rytas iki. Melžiu. Pameliai, pamirkai. Įeiti bakterijas į tešmenį. Veršis. Tai jau vidury milžius. Ir laukim, kada pasimils. Yra kelias karves. Normaliai apsėdusius. Švyžiai 6 aparatai, 6 karės iškart melžis. Iš viso viduje 60 yra karių. Tai trunka. Bet nieko. Įmeta tą patį, čia jau pamilšti, o čia jau palgot. Viens pareina tą liniją nedadenčio plieno. Kolba. Motoras langą per filtrą. Šaldytuvą. Dabar yra 6,3, bet jau milžiai pabaiga, tai kol aparatas išplauni, visko būna 3,2, 3,8 temperatūra pieno. Čia viskas, baigęs milžius, dabar reikia išpumpuoji pieną. Pumpavo. Kranai. Papildomas oras, dabar linija ratu. Parvaro visą likusį pieną. Kolba, parvaro, eini aparatus nusiplauni. Įvedant į vandenį nuplauni. Labai lengvai ir nusiplauni. Nėra baisiai šūdinio aparatai, nes daugiau būna purvini, kai laukia mes žeminį jau perėstumėm slančiai. Įvinam pacibalsto, sausos grindis, viską, nieks neaplenk. Lapiems pumpuojas. Sudėjau surišau aparatus. Plovimui. Čia atgal kamštį. Aš pumpuoju likusį pieną. Norėjusi dabar šunt. O šunt tikrai nenupumuosi, nes 2 rankai. Čia išjungiu dabar biškį špumpuoji. Atsakys filtriuką. Daiminčioji gula. Filtras, po 60 karvių, tai nepasakyčiau, kad nešvarus. Yra kažkiek, bet normalu. Daug. Šiukšlinė. Iškitai ir viskas. Pašėlėm čia gale su šakėm. Arba prabėgu šūdą palau, kol pašers. Viskas, reikia valgyti ir pas veršiukų. Prie veršiukų buvau nubėgęs. Ten šiandien prapurtėm, šūdą nuvalėm. Tai dabar ablių reikia užpilti. Tai kažkokį šauktuką metą, tai pažiūrėsiu, ką dėl ablių. Paskui užkursiu, pažiūrėsiu, kad metą eiti į knygą pažiūrėti. Ir ką skambinti servizą reikės. Kokia problema, eilinį kartą. Visada kas nors išlenda. Ką, užvedžiau, kad nieko nemetėm, bet tai matomai gal dėl aplių trūkumo buvo tai jaustelė ant apačios trūkumo. Metėk šauktuką, tai bus matyti. Reiškia pasivažinės. Mūsų pasivažinės, vieną šilimo padarysite bus aišku, variklis užkais normaliai. Bus matyti, kas ta programa.
Man tik šiaip. Davikliai su bėgavo, sustrigavo, tai čia mėgsta. Mes jį pastebėjau, kad nesąmonės daryti. Didysis irgi tą patį kartais jam užėjant, tai užkėsini, palauki, vėl gerai buvo. Turi kažkur niansų. Jie traktoriai. Važiuoja, dirba gerai. Nu ką, grįžtam prie savo mini projektą. Viskas apdžiūvė, tų parsivežiau, reikės perskut, pergrįžti, potom apkust. Arba viskas. Tai jau čia pirmą tą ir padarysiu. Kol čia patažius ant galą vis apsipjaustysiu. Viskas. Vakar man sulūžo šitą pezą, tai jau seną nuo kažkada, kai fasadą šildžiau. Tai sulūžo, važiavau nusipirkti. Tada nusipirkau tų kepurikių, grybuko. Tai dabar išfrezuosiu, tos įsuksiu varžtus lauk, išfrezuosiu, įleisiu, apipūsiu putomi, viskas bus. Na ką, apsipjaušiu viską, dabar ten turi gale nudžiūt. Jie nudžiūs. Kol nudžiūs pasakausiu grindis, plovelį, kad netaškyt gruntų ir glaistų kelių. Ir nusigruntuoti ir kampus pasidaryti būt gerai šiandien gal. Bet matysim, nusigruntuosiu, galim, kad neišeis. Prasigruntuosiu ir paliksiu džiūt 12 valandų. Šiaip turi 12 valandų džiūt gruntum gerai. Surišimo paskui duot. Tikriausiai tik te pasidarysiu, pasiklausiu plevelę, rytoj rytų pasiklausiu plevelę, kad būtų galima rytėti ateiti, klijuoti. Prisipjausiu tinklelį, kampam išlenkti. Rytoj tik kampus, poryt visą šarmuoti, viskas. Nu ką, viskas jau. Plevelę pasplovau. Tai, kad nuo baldų turėjau. Tada buvo atvežę baldus, likusi mėtėsi, tai sunaudos labai puikiai. Žodžiu, nusugruntavau. O palieku džiūt, paskui eisiu nuskaičiausiu tinklelio. Panašiai. Dabar ošvis biškį malkauja, tai varysiu ošį biškį padėti pamalkauti. Griovį valo pievus, tai biškį valom per daug užėlį, tai varysiu padėti. Ką gerai, jau mašinai. Veršis apvaliau. Buvo kaimyns pristojęs, pajuokauti iš manęs, kad youtuberiui patapau. Ir dabar važiuoju, padėsiu biškį pamalkauti, tą griovį pavalyti. Aišku, tenais yra mūsų griovys, privati žemė. Tai ir palengva kiekvieną metą išsipjaunam didžiosius medžius. Ir viskas, kiek biškį malko. Jeigu trūksta, dasipjaunam. Tiek, gerai, tada iki. Nu, biškiuką parsivežė tų malkų. 3 kaušai, traktoriniai tie. Tai 1,2 kubų. Pagaliai. Kuria. Ai, toliau reikia žiūrėti, ką darbuotis, pirmą kavos atsigerti ir tada toliau. Nu ką, pietai. Pietai, pita 15, per 21. Pietų pavalgiau, tai kaip matot yra įsiskleidusios, tai su šakė praeidė, prastumdai. Melasą, mėlės paduodam, biškį. Viskas. Paskui dar vakare 5 valandą prastumdau. Aš arba ošvis. Ir paskui 9 vakare. Tai visada. Na, prisistumdė. Aišku, kitas sviedėšiausi. Ieškodamas ką skaniau suėsti. Va, šiuką dar jas turi. Būdą valyt. Ir varyt toliau armuot. Biškį dabar porą valandų tai laisvų iki Milžiaus. Eidinsa su netikėtumu.
Viskas bus gerai. Ne, ryža. Kas susipjauščiau tinklelį kampams, prisiminti, kiek maždaug reikia. Dabar įsiviniuosiu likusį ruloną, matuosiu išilgą, atsipjausiu, pasiruošiu. Žiūrėsiu, ar užteks, neužteksiu, jei neužteksiu. Kai važiuosiu miestą parsivežti, viskas. Nu vis dėlto, nei vienos jaustas nebeužtekau. Buvo čia senas laikas tinklelis. Naudoti reikės nuvažiuoti, nusipirkti 10 metrų. Po 10 metrų rytinys pardavinėja. Čia 7 metrai yra, 7,50, tai man užteks. Vieną juostą ir dar čia gabaliukai dėti. Ir liks ant gabaliuks. Viskas. Nu, bet ir tai bus galima kampukus pasidaryti. Užbėsiu vieną juostą. Paliksiu čia gudžiūną. Ir kai važiuosiu miestą, nusipirksiu sekantį. Išėsiu dar kiek užteks man armavimo mišinio. Kad viską užtektų, pasiimsiu likusius. Likusi kiekį medžiagų viskas. Reikėtų ardyti, čia buvo žiemos šūkas, kad nušaltų vanduo. Aišku, plevelės, sniegas dar buvo tušau žuvaryta. Bet nušaltų vanduo, nes buvo -6, tai buvo galimybė užšalti. Reikia dabar viską nardyti. Laikinai provizoriškai buvo padaryta. Laikinai turiu hidroforą čia pastatęs. Dabar vanduo pradėjo pilti gruntinis. Tai tačiau siurbliu, tokį turiu gaidį, kuris yra biški prakiuręs, tai biški varė išorę vandenį, bet ir pumpuoja lauk. Užteks. Čia tai duobė keičiam, pumpuoti. Kažkiek čia porą savaičių, savaitę gal bus viskas, reikėsim tai hidroforą lauk. Nes yra kitoj vietoj kitas, čia tik laikinai paimti. Vėl 4 vakaro, vėl vakarinis milžius. Dabar ką tik aparatus užmetėm. Reikia toliau darboti. Ką jau parėjau iš fermos po vakarinio milžiaus. Dabar atsigeriu prie workouto, einu pasportuosiu. Ir pailsėti, pavalgyti. Paskui vakarė 9 valandą prie gyvulių. Ką, pasportavau, pavalgiau, pasimaudžiau, atėjau į fermą. Reikia dabar aparatus visus surūšiuoti, sudėti ir filtrai statyti. Tada eiti pas gyvulių, apsivalyti, pašerti ir namo mėgoti. Nu, kaip kiekvieną vakarą pastumdysiu šienainį gyvuliams. Ir po to buvo klausimas, kaip melasą. Tai melasą turime čia bačką. Prisipilam 300 litrų melaso. Čia melasas pakeltas yra ant palečių, pilna bačka. Prisipilam 300 litrų ir paskui vandens pripilam iki pilnumo. Siurblys stovi plūdinis, bet stambiems pumpuoti, kad ten šiukšlės ir panašiai, irgi prapumpuotų šlangą, susivinioja. Išvinioja šlangą. Ta šlangą kažkada senai, kai dirbau užsienį, gavau už dygą, tai parvežiau. Ir sakau, aš jau pasidaryk, susiviniuosi. Vienam gale pasijungs, kad tam nereikės, anksčiau su kibiriukais pildavo. Tai pasidarė ir paskui vienam gale laistytuvas. Ir pralaistai visur, čia. Visur pralaistai. Su laistytuvais trukdavai 10-15 minučių, dabar ką, 5 minutės. Prabėgi, prapili. Tai viskas. Palengvina ir gali, nereikia pastoviai tos laistytuvai pildom, tai reikėdavo įsimaišyti kibirus, tą melasą, žaisti, purvintis, kiaudytis, o dabar įsimaišai su mikseriu statybiniu, prisipili, vandens, biškį dasipili, Sėmiau statybinį mikserį, kur maišo armavimo mišinį. Biškį prailginę turim, nes tai šiaip trumpas, tai prailginam, kad dugną dasiekti.
Įsimaišai per 10-15 minučių, įsimaišai tą bačką, tos bačkos užtenka 7 dienom. Tai 7 dienas taip. Kas 7 dienas įsimaišai ir viskas. Ir šiam vakarui tiek. Iki kito video.